atėjom į teatrą. Čia visi užsieniečiai susirinkę. Daugiausiai užsieniečių gal tų veidų matos. Visi balti veidai keralai susirinko. Tai va dabar čia valandą jie paišysis veidus. Ir jie yra žalias, geltonas ir raudonas. Šitas nesipiešia. Va, bet žodžiu valandą dabar žiūrėsim, kaip jie maliavojasi veidą. Va jau žaliuoja, o šitas raudonuoja, blogėtis. Ir tada jau žiūrėsim valandą vaidinimą. Vadinasi, vadavę čia kažkokį lapą pasiskaityti, žodžiu, kad angliškai mes čia suprastume, kas vyksta. Ir vaidinimas vadinasi Bakos žudymas. O pats šokis vadinasi kaip iš raidės? Katkalė. Katkalė. Va, patalpos vadinamos, net gal šaltokas, sakyčiau. Normaliai. Va, gavom vietos balkone. Neblogos vietos galėtų būti biški centriškiau, bet nieko. Pažiūrėsim, jeigu nesusirinks žmonių, tai persėsim. Kaip visada. Va, vien baltieji. Va, šitam prilipė dabar jau tokius kažkokį veido išraišką. Va, šitas baltas toks, tada prilipdytas. Tai čia pagrindinis charakteris, žalias vadinsis. Aš jį žaliu vadinu. Geltonas tai tik neseniai atėjo, greitais čia čiuk pavarys. Nėr čia ką. Tas dažysi, dabar vėl atėjo pas meistrą, jau dabar šitą eilėm. Kažką irgi čia gali pins, irgi neaišku. Anchor. Fear. Sarcasm. Labą dieną, tai mes esam porą mėnesių po Indijos jau ir galvojam apie Katkalį, tą visą šokį, visą teatrą. Ir kokie tavo įspūdžiai jau nuslūgus emocijom po Azijos? Nuslūgus emocijom. Šitą įdomus, Katkalis buvo tradicinis toks šokis, tradicinis pasirodymas. Tai patiko šiaip, unikali patirtis, verta pamatyti vieną kartą gyvenimą. Bet jo, reikia paieškoti tokio unikalaus turbūt pasirodymo nesam matę. Jo, Katkalis tai yra jų ten labai senas šokis, jie ten išsimaliavoja, specifiniai rūbai ir jie komunikuoja emocijomis per visą veidą. Tai nėra kažkas ten wow, kur ten geriausias dalykas, ką mačiau Indijai, bet dėl perspektyvos, dėl spalvų Indijos, kad suprasti, aš manau, tikrai verta, daug nekainuoja, bet mes iš tikrųjų radom Katkalį, tą jų tradicinį šokį,
tik, ne šokį, teatrą, Teatrą, jo. pasirodymą. Mes jį radom iš tikrųjų, jis yra būtent Keralos valstijos būdingas, tai jeigu esate Šiaurės Indijoje, tai nemanau, kad rasit. Keraloj radom tai būtent Koči mieste. Yra specifinis centras, pasigūglinus tikrai rasit, bet ne kitur. Tai nėra, kad ant kiekvieno kampo mėtytųsi tie tokie pasirodymai, bet būtent Koči radom. Tai džiaugiamės, kad nuėjom. Fort Koči saloj, ten kaip sala, man atrodo. Jo. Ten už kelius centus su tokia valtim persikeli. Keltų persikeli. Gali ir nuvažiuoti ilgų tiltą. Jo, tai ten iš esmės, kad iš genčių išlikęs, ta visa kalba tom emocijom ir veido išaiškam. Tai įdomu pažiūrėti. Bet kur keliavom, po to jau ten viskas nublanksta, ne? Matei paplūdimį, matei pilį, viską visur matei, bet va tokio pasirodymo tai tikrai niekur kažko panašaus nematėm. Rekomenduoju. Gražu.